tu vos nežuvai kalnuose, nukritęs iš didelio aukščio. Didelis kalnų arba buvimo kalnuose privalumas yra tai, kad ten yra labai sunku. Norėtum miegoti 2 paras ir norėtum, kad nereiktų tiek daug fizinių pastangų įdėti. Šiaip visos sąlygos būti piktam ir nelaimingam. Taip, krizinėse situacijose mūsų efektyvumas jis pasidaro labai didelis. Va čia pirma pamoka lyderystės. Stiprus yra ne tas, kurio negalima sulaužyti. Stiprus tas, kuris sulaužytas atsistoja. Ačiū, kad įsijungėt. Ko galime išmokti apie lyderystę ir sekėjystę aukštai kalnuose? Apie tai noriu pasikalbėti su savo brangiu kolega Mečislovu Mažonu, kuris yra ne tik verslo konsultantas, bet ir ekspedicijų į kalnus organizatorius. Sveikas Rytė, malonu su tavim kalbėtis. Man irgi. Ir atsakant į tavo klausimą arba į tai, nuo ko tu pradėjai, žmonės labai dažnai manęs klausia, Mečiai, kaip tu savo gyvenime derini tokias skirtingas veiklas, ar ne? Iš vienos pusės tai yra ekspedicija kalnuose, o iš kitos pusės verslo mokymai, darbas organizacijom ir pagalba organizacijom pakeisti arba pasiekti kažką kito. Ir aš sakau, kad taip, tos veiklos yra skirtingos, bet jos kartu ir panašios. Jo, nes žmonės gali pasakyti, aš sėdžiu stiklainėlyje, kur nieko įkvepiančio nėra, jokių čia virvių, kaip mes pasidėjom rekvizitą, tiesiog darbas kaip įprasta. Kaip galima paimti kažkokias elgsenos pamokas iš tokios didingos veiklos kaip alpinizmas? Jos ir skirtingos, ir panašios, nes organizacijos, jeigu žino, ko siekia, turi aiškius susitarimus komandoje, turi gerą lyderystę, tai jie pasiekia tų tikslų ir lygiai taip pat mes kalnuose, jeigu turim tikslą, kažkokį konkretų kalną arba maršrutą tame kalne, turime komandą, kuri turi tą patį tikslą, komanda, kuri yra tarpusavyje suradusi tinkamą bendravimo ir bendradarbiavimo būdą ir aiškia lyderystę, mes irgi užlipam. Va čia pirma pamoka lyderystės kalnuose, tikslas. Daug organizacijų neturi aiškių tikslų. Padėk man suprast, juk lipant į kalnus irgi galima sakyti, užlipsim, nežinau, iki kažkurio taško, arba belipdami pažiūrėsim. Žinai, mano galva organizacijos įkūrėjai ir tie pagrindiniai žmonės, kurie nebūtinai dalyvauja įkūrime, bet prisijungia prie organizacijos pačios pradžios, jie visada turi labai aišku tikslą. Ir jis būna jiems suprantamas, pažįstamas, bet organizacijai augant, organizacijai gyvenant ilgesnį laiką, prie jos prisijungia labai įvairūs žmonės ir labai dažnai tie, kurie įkūrė organizaciją, kurie pradėjo tą veiklą, tą verslą, jie net nesusimasto, kad pas kitų žmonės tikslas nebūtinai yra tas pats kaip pas juos. Ir taip jau nutinka, kad dažnai prisijungia prie organizacijos, prie įmonės žmonės vėlesniam laikotarpį, jeigu jie atsiduria kolektyve, kuris yra labai smagus, geras dirbti, įdomus žmonės, su jais lengva bendradarbiauti, jie nustoja siekti tų tikslų, kurios turėjo įkūrėjai. Lyderiai neretai įsivaizduoja, kad žmonės tarsi turi rengino akis ir skaito jų mintise parašytą tikslą, bet nebūtinai. Dažniausiai taip nebūna. O įdomu, lipant į kalnus, ar gali būti, kad žmonės gali turėti gan skirtingus tikslus, nors šiaip jie tarsi ropščiasi vieną kryptim? Iš tiesų taip. Arba, žinai, netgi pasakysiu tos ekspedicijos, kurios nepavyko. Tai reiškia, neužkopėme viršūnę, nepadarėme tai, dėl ko važiavome. Dažniausiai atsitinka dėl to, kad žmonių komandoje asmeniniai tikslai nebūtinai sutampa su visos komandos tikslais. Ar gali pateikti pavyzdį? Įkopiau vieną aukštą kalną, jis Tadžikijos teritorijoje. Ir kai grįžau iš tos kelionės, vienas mano bičiulis paskambino man ir sako, žinok, jeigu būčiau žinojęs, kad tu planuoji kelionę į šitą kalną, aš tikrai būčiau važiavęs tavim. Kažkaip nežinau, ta informacija prasilenkė, nesuvaikščiojo, bet žiūrėk, Mečiai, jeigu vėl norėtum kopti tą patį kalną, turėk omeny, aš pirmą sąraše, susiderinsiu atostogas ir važiuosiu, aš jam sakau, labai faina, kad tu paskambinai, labai tau ačiū, bet, žinok, kitiem metam turiu kitų planų, nes
Pats tą tikslą pasiekiau ir man noro dar kartą kartoti projektą, kurį netaip senai patyriau, noro didelio nebuvo. Praeina kažkuris laikas, tas mano pažįstamas sako, žiūrėk, kalbėjau dar su vienu mūsų pažįstamu, jis žinok, irgi labai mielai tą kalną važiuotų. Aš sakau, labai faina, kad jūs ten norit, bet, palikit mane ramybėj, taip tiesiai šviesiai ar ne, nes aš ten buvau ir, gal kada nors gyvenime susiklošius aplinkybėm ten grįšiu, bet tikrai ne šiais metais. Praeina dar kažkuris laikas, sutinku pažįstamą alpinistę, sako, Meči, kalbėjau su tais dviem pažįstamais, kurie į mane kreipėsi, girdėjau, kad ore sklando idėja, kad kartosim tą kelionę. Aš sakau, nežinau, kodėl jūs taip visi galvojat, labai smagu, kad į mane kreipėtės, bet padėsiu su kontaktais, padėsiu organizaciniais dalykais, bet tikrai ne. Dar po kažkurio laiko kreipėsi dar viena alpinistė, sako, girdėjau, kad tie gandai kabo ore, kad liktai vėl bręsta kelionė į tą patį Šaunų kalną, kur tu jau buvai praeitais metais. Na ir mane jau tai pradėjo biškutį erzinti. Ir aš sakau, žiūrėkit, važiuokit kur norit, aš turiu planą keliauti į Pakistaną, nes ten nebuvau dar buvęs. Ir mano planas yra tenai. Na ir taip kartais, kaip sako, žmogus planuoja, Dievas šypsosi. Kelionė į Pakistaną, kurią planavau, neįvyko, nusikėlė į neapibrėžtą ateitį, nes taip iki šiol ten ir nebuvau. Ir staiga aš prisimenu, kad į mane kreipėsi 4 žmonės, kurie ir kaip jau mes lyg ir komanda, nes jie turi tam tikrus tikslus. Susirinkom, pradėjom kalbėti, pradėjom dėliotis. Aš ypatingai didelio entuziazmo neturėjau, bet nusprendžiau, kodėlgi ne, ar ne, nes šiaip minties ir idėjos neturiu. Ir atrodo, alpinistam labai paprasta, mes susirinkom į vieną kalną. Ir atrodo, kaip mažoji įmonė, tarsi 5 asmenys, atrodo, kad tikslas užsiropšti ant viršūnės, bent nuskaityčiau, nesuprasdamas giliau. Būtent taip atrodo, liktai taip ir yra. Prie mūsų dar prisijungė vienas alpinistas, kuris pažinojo vieną iš merginų, kuri kreipėsi, sako, Meči, gal dar galim prijungti dar vieną žmogų, mes tada būsim 6, nes kalnuose lyginis žmonių skaičius logistikos ir organizacinė prasme visada geriau negu nelyginis. Tai reiškia, 6 yra geriau negu 5, nes darbai, užduotis, svoris arba krovinys, kurį turi nešti, lengviau dalinasi. Ir mūsų visų tikslas lyg tai bendras, bet dabar kiekvieno iš mūsų asmeninis tikslas. Pirmas į mane kreipėsi vaikinas, turėjo tikslą užkopti tą kalną, dėl to jis man paskambino. Antras prisijungęs vaikinas turėjo iššūkių namuose, šeimoje ir jam reikėjo išvažiuoti į kalnus, kad ramiai pabūt su mintimis, pagalvoti apie savo gyvenimą ir nuspręs, ką jam daryti toliau. Nebūtinai užlipti į viršūnę. Jo. Ir čia, žinai, buvo toks įdomus dalykas, prieš einant į viršūnę, jis pasikviečia mane, sako, Mečiu, galima aš nelipsiu į viršūnę. Mes jau 3 savaitės esam kartu, įrenginėjom tarpinės stovyklas, keliam krovinį, aklimatizavomės, pasiruošėm. Aš sakau, kodėl? Nors man papasakojo visą savo istoriją, sako, žinai, išvažiavau čia, kad pabūt vienas, atidaviau komandai viską, bet sako, realiai tik tualete esu vienas. Sako, pakylu su jumis iki 2 stovyklos, ten sulaukiu, palikit man raciją, jeigu reikės pagalbos, praneša, tai teisiu, padėsiu, bet šiaip aš atvažiavau dėl to, kad pabūt su savo mintimis ir padaryti tos sprendimus, kuriuos turiu daryti. Viena prisijungusi mergina pasirodo, norėjo būti pirmoji lietuvė ant to kalno viršūnės, nes lietuvės alpinistės ant to kalno viršūnės nebuvo. Kita prisijungusi mergina prieš porą metų išsiskyrė su vaikinu, jis irgi alpinistas ir vaikinas jis sakė, aukšti kalnai ne tau. Nežinau kodėl, bet kartais žmonės nori įrodinėti dalykus net ir buvusiam žmonėm, kad tikrai jie tą gali. Prisijungęs bičiulis, buvo įsimylėjęs antrąją merginą ir jam, jeigu atvirai, viskai iki lempos, į kurį kalną kopti, svarbu būti kartu. Tai čia tokia, gan sakyčiau, paletė skirtingų tikslų. Ja, ir mūsų tarsi tikslas bendras, nes alpinistų tikslas visada yra užkopti į kalną arba pralipti maršrutą, dėl kurio jie atvyko, bet priežastys, dėl ko mes kiekvienas dalyvaujam tame kopime, yra skirtingos. Tai iš mūsų 6 į kalną įkopė 2. Pabandyk atspėti, kurie 2. Romantiškoji pora, jeigu tokia yra. Vaikinas, kurio tikslas buvo kalnas ir mergina, kurios tikslas buvo būti pirmąją lietuvę ant to kalno.
labiausiai motyvuoti. Jo, nes jų asmeniniai tikslai sutapo su bendra komandos tikslu. Bekopiant antroji mergina susirgo. Aš, kadangi ant kalno jau buvau buvęs, man neskaudėjo širdį apsisukti ir palydėti sergantį žmogų. Na ir įsimylėjęs ją vaikinas, kuriam iš esmės jokio skirtumo, į kurį kalną kopti, pabūti gelbėtoju ir pasirūpinti mergina, kuri jam patinka, na, natūraliai taip susidėlioja. Taigi iš mūsų 6 įkopė 2, kurio asmeniai tikslai sutapo su bendrai komandos tikslais. Ir čia vienas iš tų dalykų, ką mes labai dažnai praleidžiam, ypač vadovai, verslo įkūrėjai, kad mum asmeninis tikslas ir įmonės arba organizacijos tikslas sutampa, bet nebūtinai žmonės, kurie yra prisijungę prie organizacijos, turi lygiai tą patį mąstymą, tą patį siekį ir tą patį tikslą. Ir įdomi įžvalga. Atrodo tokia paprasta tiesa turėti bendrą tikslą, pats apibrėžimas, kas yra komanda, žmonės vienimi bendro tikslo, bet fiziškai esantis kartu žmonės dažnai atranda, kad jie neturi to tikslo. Ne tik kalnuose, bet ir įmonėse. Žinai, aš dar pastebėjau tokį dalyką, kad ilgesnį laiką komanda, būdama kartu, labai dažnai pakeičia savo tikslą, kuris buvo. Ir labai dažnai, jeigu tikslas yra konkretus rezultatas arba noras, nežinau, padaryti pasaulį geresnį, na, pavadinkim taip, ar ne? Dauguma naujų startuolių turi idėjas, kurios pakeis pasaulį, ar ne? Ir tai yra labai nuostabu. Bet žmonės, kurie prisijungia ir dalyvauja, po kažkurio laiko, jeigu jiem yra blogai toj įmonėje arba organizacijoje, jie ją palieka, bet jeigu jiem yra gerai, jų tikslas pasikeičia, man taip smagu dirbti su tai žmonėmis, kad mano tikslas yra, kad mums visiems būtų smagu dirbti, bet nebūtinai pasiekti tai, dėl ko žmonės buvo susibūrę į komandą. Nes žmonės susibūrė į komandą, kaip tu ir labai gražiai pasakei, kad yra tikslas ir kai yra žmonės, kurie nori tą tikslą pasiekti. Tai čia tokia pirmoji tarsi lyderystės mečy pamoka, kad labai svarbu įvardinti aišku tikslą, susitarti, užfiksuoti, neleisti nutikti neaiškumui. Taip, nes kai tik tai neaiškumas atsiranda, iš savo patirties galiu pasakyti, kad komanda tą tikslą susikurs savaime ir jis nebūtinai bus tas, kurio norėjo arba tikisi įkūrėjai. Arba tie, kurie pakvietė žmonės burtis į tą komandą. Tada dažnai komanda tampa bendruomenė vietoj to, kad ji būtų komanda. Dar girdžiu, kad šiuose pokalbiuose apie tą bendrą tikslą labai svarbu sukurti sąlygas, na, atvirai kalbėtis. Jeigu žmonės tiesiog tyliai ropščiasi į kalną, eina kažkur ir nesišneka, jie nebūtinai yra apie tą patį. Ir kažkaip kalnuose ir kontoroje kažkaip reikia išmokti kalbėtis. Kaip tą pavadinti, koks šį įgūdis? Taip turi būti tikslas, bet ir sukurti kažkokią atmosferą, pasitikėjimą, ar kaip tą pavadintum, kad atsiskleistų, kad pasakytų. Dažniausiai man į galvą ateinantis žodis yra atvirumas. Atvirumas turi būti. Ir tas atvirumas, dėl ko mes vengiam arba bijom atvirumo, nežinau, ar bijom yra tinkamas žodis, dėl to, kad labai dažnai mes turime įsivaizdavimą, kad atvirumas yra kartu ir pažeidžiamumas arba pažeidžiamumo parodimas, ar ne? O mum labai dažnai mes painiojam pažeidžiamumą su silpnumu. Mano galva, žmogus, kuris parodo pažeidžiamumą, nereiškia, kad jis yra silpnas. Tai yra labiau žmogus, kuris parodo pasitikėjimą komandą arba pašnekovų, bičiulių, artimų žmogum šalia kurio yra, kuris yra šalia. Nes ir tas atvirumas yra tas būdas, kada kiekvienas gali pasisakyti, nebijoti, kad nebus išgirstas, gal bent jau bus išklausytas. Ir mano galva tai yra ta terpė arba ta erdvė, kuri stiprina komandą. Tas neretai vadinama psichologiniu saugumu. Faktiškai užduotis šalia tikslo, labai aiškaus įvardymo,
sukurti tą psichologinio saugumo atvirumo atmosferą? Nes, nežinau, kaip kalnuose, jeigu liptume drauge, aš, pavyzdžiui, neturiu skydliaukės ir man reikia gerti tiroksiną. Ir aš galiu pamesti tų vaistų pakelį, bet ten, jeigu keletas dienų mes ropšimės drauge, aš turiu pasakyti, kad aš bijau tiesiog ilgai būti be tų vaistų, tai nori, nenori, tas atvirumas turi nutikti, ar ne? Vienareikšmiškai įsivaizduok, kad tu pagalvoji, jog jeigu nebūsi atviras ir nepasakysi apie savo sveikatos situaciją, ar ne? Tai reiškia viena, aš nežinau, kas su tavim gali įvykti. Ir įsivaizduokim tą blogiausią variantą, kad tu pametei tą Vaistų savo. vaistų, jo. Ir aš net nežinau, kas su tavim yra. Ir staiga aš pradedu matyti, kad ryčio, nežinau, veido spalva keičiasi, dėmesį sunkiau išlaikyti, kažkas tai, kas gali būti fizinis poveikis dėl vaisto nevartojimo arba praleidimo, arba gali būti psichologinė įtampa, ar ne, kad kas nutiko, kaip dabar bus, nes pamečiau vaistą ir galbūt tu pradėsi labiau galvoti ne apie maršrutą, ne apie kopimą, ar tikrai esi įsidėjęs dar vieną vaistų pakuotę ir ar tikrai ji yra kuprinėje, nes tu nesi tikras ar atsimeni. Ir va čia atvirumo nebuvimas iš karto pradeda sukelti labai daug įtampos. Pradžiai tau, nes tu pradedi pergyventi pats, tada antras dalykas. O kaip dabar pasakyti, kad aš jau pamečiau, kaip prieš tai net nesakiau, kad man būtina, kad tą vaistą turėti, ar ne? O paimkim, jeigu tavo atvirumas pasakyti apie tai, aš sakyčiau, Ryti, žiūrėk, padarom, kad būtų saugiau, kerpam tavo vaistų lapelį į 2 dalis. Vieną turiu aš, kitą turi tu. Mums bus ramu, kad, maža ką. Jeigu pasimes, yra dar vienas žmogus, kuris žino. Beje, Ryti, šitoj vietoj, įsivaizduokim, kad sveikatos būklė sukėlė tokių problemų, kad aš paskambinęs gelbėtojam arba medikam, aš jau bent žinau, ką jiem pasakyti. Aš žinau, kad tai yra žmogus, kuris turi nuolatos vartoti Tiroksiną. Taip atsitiko, kad mes pametėm ir, duokit patarimą, ką man daryti, ar ne? Bet, žinai, mečytojas besiklausydamas, kalnuose tikrai ten gyvybės ir mirties klausimas, tavo istorijų, kiek aš girdėjau, tu pats, ten patyrei odos nudegimą nuo saulės, tai, tokios tikrai labai jautrios situacijos, bet kontoroje aš galiu tiesiog, nesišnekėt, pasirinkti išeiti anksčiau namo ir tylėti ilgus metus. Kaip sukurti atvirumą, remiantis kalnų pamokomis biure? Kaip tu tą darai? Dažnai esi pravardžiuojamas socialiniais klijais. Kaip tą padaryti? Aš sakyčiau, daryti taip, kaip mes darom kalnuose. Pradžioje, kai susibūrė nauja komanda, naujai kelioniai, naujai ekspedicijai, pirmas keletą, iš esmės kalnuose, po kiekvienos dienos mes tengiamės turėti tą dienos uždarimo ratą, ar ne, kai susėdam ir pasidalinam. Tai kelionės pradžioje, pasidalindamas apie šios dienos patirtis, įvykius, savijautas ir emocijas, kurias patyriau, aš visada dalinuosi apie tai, kas man nepavyko tą dieną. Kas nepavyko? Kas nepavyko. Nes mano galva tai yra būdas parodyti savo pažeidžiamumą. Geras. Įsivaizduok, kad mes važiuojam į kelionę, kur yra 3 senai jau draugai keliaujantys žmonės ir 3 visiškai nauji žmonės. Ir aš pradedu pasakoti, kad šiandieną man nepavyko tinkamai susiorganizuoti, kad mes išeitumėm 9 valandą iš stovyklos. Aš sakiau, kad planas, kad išeitumėm 9, bet nepaskirčiau teisingai užduočių, nepasidalinau darbais, krapščiausi su savo asmeniniais reikalais arba daiktais ir dėl to mes išėjom be 15:10. Jeigu būtumėm išėję anksčiau, mes būtumėm suspėję iki pūgos grįžti į stovyklą laiku, bet kadangi išėjom vėliau, tai dėl to dar visi gavom šlapio sniego ir vėjo. Ir man nepavyko tinkamai suorganizuoti ir tinkamai suvadovauti visą komandą, tai atsiprašau, bičiuliai, jūsų už tai, kad nepadariau savo darbo tinkamai. Žodį perima sekantis žmogus, kuris irgi keliauja daugiau ir jis žino, kad labai svarbu pačioj pradžioj parodyti savo pažeidžiamumą ir kalbėti apie dalykus, su kuriais nepavyko susitvarkyti,
Nes kai žodis pasiekia naujoką prisijungusi prie ekspedicijos, taiga supranta, kad mes nesam kažkokie antžmogiai kalnuose, kurie gali miegoti pasidėję akmenį po galvą, ten nevalgyti paromis ir taip toliau, kad mes esam žmonės, mes padarom ir gerų sprendimų, ir padarom blogų sprendimų. Ir kalbėjimas apie blogus sprendimus yra būdas atvirumui pasiekti ir kartu būdas augti ir tobulėti. Nes jeigu aš viską darau idealiai gerai, tai kodėl turėčiau tobulėti, ar ne? Nes viskas su manim gerai. Ir jeigu aš vengiu apie tai kalbėti, tai net neduodu savo galimybės tapti geresnė savęs paties versija. Geras. Vadinasi, tas įgūdis kažkaip mokėt pasidalint informaciją apie savo klaidą, jisai daro mane atviresniu, pažeidžiamesniu ir tokiu būdu drąsina kitus irgi tokiais tapti ir tai kuria tą atvirumo, psichologinio saugumo atmosferą. Taip, nes, žinai, įsivaizduok, kad šitoj pačioj situacijoje aš pasirinku kitą kelią. Aš pradedu kaltinti kolegas, kad mes išėjom vėliau, dėl to, kad jūs vyrai ilgai krapštėtės. Bet Mečy, labai daug lyderių kontorose nekalba atvirai apie savo klaidas. Kai kurie palieka įspūdį, kad netgi vengia kalbėti apie savo klaidas nuolat. Tai gan nepatogu, nes šiaip, vadovė tokie reikšmingi asmenys. Kaip vis dėlto paskatinti juos tą daryti? Mano galva, drąsa pabandyti daryti kitaip duoda rezultatą, kuris gali nustebinti patį žmogų. Jeigu aš darau visą laiką, kaip dariau taip pat ir bandau vaizduoti kietą, tvirtą geležinę ledį ar ten, nežinau, Iron Maną, tai natūraliai gausis, jog aš apriboju savo galimybę mokytis ir keistis. O mano galva, mes visi turim mokytis ir keistis. Nes kai tik tą nustojam daryti, čia, žinai, kaip japonai turi tokią gerą patarlę, mokymasis yra plaukimas upė prieš srovę. Kai tik nustoja irkluoti, tave iškart neša atgal. Tai, žinai, įsivaizduoju, kad dabar jeigu koks lyderė, vadovė klauso mūsų laidos ir užsirašytų savo kažkokią tokią praktiką išbandyti rytoj, tai maždaug rytoj susirinkimo metu papasakosiu komandai apie klaidą, kurią padariau. Nes pasidalinimas ta klaida, mano galva, duoda didelį įrankį. Nes viena, kai aš apie ją pasidalinu, aš tarsi pats savo pasisakau, kad aš turėčiau elgtis kitaip. Ir iš kitos pusės komanda irgi gauna tokio truputėlį teisėjo vaidmenį, ne? Priminti, Mečy, žiūrėk, bet pirmadienį per susirinkimą tu sakei, kad tu pavėluoji pradėti susirinkimus, dėl to mes negalim skirti pakankamą laiko nagrinėjimui ir žiūrėk, tu vėl vėluoji susirinkimą, tai gal tada pratęskim jo laiką ilgesnį, jeigu taip atsitinka ir jeigu numatėm susirinkimui valandą ar ne, tai neskirkim jam 45 minučių vietoj valandos, arba darykim jį ilgesnį, jeigu galimybę turim, arba aplamai nedarykim jo šiandien, o darykim jį tada, kai tu turėsi pakankamai laiko. Jo. Gerai, taip bendrinant svarbias pamokas lyderystės kalnuose, tai tikslas, psichologinio saugumo ir atvirumo atmosfera. Taip. Kas dar svarbaus, žiūrint į lyderės vaidmenį, to žmogaus, kuris... Čia man ateina į galvą tokia istorija skaityta apie Amerikos valstybės kūrimą, ar kai Britai įsikėlė į Šiaurės Ameriką ir plėtė savo kolonijas, po to Britų įkurtos kolonijos atsiskyrė, suformavo atskirą valstybę ir kai jie kovodavo su vietiniais gyventojais, indėnais, jie ilgą laiką nesuprato, kad jeigu aš susitariau su vadu, tai nereiškia, kad gentis ir visi genties žmonės
vykdys tai, ką susitarėm su vadu, nes užkariavimus arba teritorijų plėtrą vykdė kariuomenė, kuri veikia labai aiškaus pavaldumo principą, ar ne? Pulkininkas atskaito generolui, kapitonas pulkininkui, leitenantas kapitonui, o kareiviai atskaito leitenantui. Tuose regionuose gyvenę žmonės, lygiai taip pat kaip ir Sibiro tautos, nes jos turėjo labai panašią pasaulėžiūrą, lyderis pas juos nėra vadas, kuriam turim paklusti. Lyderis yra vadas, kuriam bendruomenė ar paskui kurį bendruomenė arba gentis turi sekti. Ir reiškia, jeigu mes susitarėm su lyderiu, automatiškai tai nereiškia, kad visi žmonės priklausantis tai genčiai arba tai bendruomeniai darys tą patį, ką pasakė vadas. Nes jeigu jie nepasitikė, ne tai, kad nepasitikė, nesutinka su vado požiūriu to klausimu, tai nereiškia, kad jis nustoja būti jų vadas, tai tiesiog reiškia, kad jie neklauso to konkretaus jo pasakymo arba jo noro. Ir tu bandai pasakyti tokią mintį, kad svarbi lyderystės pamoka lyderiams iš kalnų yra nesitikėk, kad visi tavęs klausys. Taip. Būk pasirengęs, kad žmonės turės kitokią nuomonę. Taip. Ir čia šitoj vietoj labai labai svarbus yra atvirumas, kad žmonės būtų atviri dalintis, jeigu jie nesutinka su lyderio ir vadovo pozicija. Ar ne? Nes būkim atviri, mes nei vienas nesam 100% teisingas arba teisingus sprendimus priimantis žmogus. Kurie mūsų sprendimai teisingi, kai kurie bus neteisingi, ar ne? Bet kaip dirbti su tokiais? Aš mačiau dokumentinį filmą apie, jei neklystu, Sirijos sukilėlius. Ten vienas vadas, jisai pyko, sako, tie civiliokai paėmė ginklus, įvykdo tik ten, jei neklystu, 14% įsakymų. Jie tiesiog improvizuoja. Jie tiesiog kariauja taip, kaip jiems atrodo geriausia. Ir tas vadas tiesiog gražiai rankas. Tai kaip tada? Ir, žinai, grįšiu prie to tavo klausimo. Žmonės, kurios sutinku kalnuose, jie dažniausiai bus arba jauni, tai reiškia studijų amžiaus arba toj po studijų, kurie nori išbandyti naują veiklą ir kartais pabuvę vienoj kelionėje, jie niekada daugiau negrįžta į kalnus, kartais pabuvę vienoj kelionėje, jie tampa nuolatos į kalnus važinėjantys žmonės, bet tai yra tie žmonės, kurie dar ieško. Kita kategorija žmonių, kurie ateina į kalnus, tai dažniausiai bus sėkmingai save realizavę visuomeniniam gyvenime, verslo gyvenime, asmeniniam gyvenime ir jie visi jau yra arba verslo savininkai, arba įmonių vadovai, įmonių departamentų vadovai. Ir ateiti ir pasakyti tai grupiai žmonių, nuo šiol labas, aš Mečys, jūsų ekspedicijos vadovas, viską, ką aš pasakiau, yra šventa tiesa, sakiau, klūpėmės ant kelių, daužom kaktą į grindis, taip ir darom, ar ne? Ir aš suprantu, kad jeigu aš pradėsiu bendravimą su žmonėmis sėkmingai save realizuojančiais gyvenime tokiu požiūriu, tai jie iškart supras, kad nepasisekė, ne? Gavom kažkokį, labai keistuolį ekspedicijos vadovą, ar ne? Tai natūraliai, norint pasiekti tikslų, reikia kurti dialogą. Ir vienas iš būdų atvirumas yra to dialogo klijai arba rišanti medžiaga, kuri sako, kad kodėl mes tą darom, kam tą darom ir ką jūs apie tai galvojat. Kai kurie iš jų gali atsakyti, Mečy, aš neturiu patirties, kad galėčiau duoti kažkokį komentarą. Bus žmonės, kurie neturi patirties, bet būtinai norės duoti komentarą. O bus žmonės, kurie sakys, pirmo, antro klausimo aš supratimo neturiu, bet trečių klausimų aš galvoju, kodėl mums nepabandžius padaryti taip. Ir tiesa yra tokia, kad nežiūrint kolosalios patirties, kurią mes turim kažkokiai srity savo gyvenime, tai nereiškia, kad mes žinom viską, nes mes kiekvienas matom pasaulį tam tikrą trajektoriją, ar ne? Tai jos išplėtimas arba pridėjimas prie mano matymo lauko šiek tiek daugiau laipsnių, jisai gali atnešti labai daug spalvų ir labai įdomių sprendimų, apie kuriuos aš net nepagalvojau. Ja, tai ką aš girdžiu, kad tas
Buvimas kalnuose apie lyderystę moko tai, ko reikia ypatingai šiame sudėtingame gyvenime, kur tiek pokyčių. Viena vertus, kurti psichologinį saugumą, būnant pažeidžiamu, prisipažįstant, kad ir aš klystu, nuolat kalbėtis, nesitikėt, kad tave priims kaip autoritetą, mes nuolat puoselėjam dialogą ir bandom tartis dėl tikslo, fiksuoti jis. Daug pokalbių, kada jūs turit laiko lipti? Žinai, čia tiesa yra tokia, kad buvimas kalnuose turi vieną didelį pliusą. Kai mes lipam, aišku, to bendravimo yra labai mažai, komandų yra, nes reikia, kad komanda suprastų, kas su tavim vyksta ir tu, kad suprastum, kas vyksta su komanda, ar ne? Mes tos komunikacijos tarpusavę turim, bet kai pasiekėm kažkokią etapą, atėjom į stovyklą, dažniausiai kalnuose nebus mobilaus ryšio, nėra elektros ir galimybės užsiimti ar skirti dėmesį tom kitom veiklom, jos yra labai labai minimalios. Ir čia šitoj vietoj tada lieka laikas kam, ar ne, kadangi mes žmonės esam socialios būtybės, Dievas mus tokiai sugalvoja, ar gamta mus tokiai sukūrė, čia jau priklauso nuo kiekvieno požiūrio, bet mes suprantam, kad vienas išgyventi mes galim kartu. Ir tikslas yra iš esmės pasiekti ir grįžti namo, ar ne? Aš girdžiu, kad tie pokalbiai kalnuose tokie gali būti intimesni, tyloje, labiau susijungus, įsiklausant į kito kolegos žodžius, nenutraukiamam socialinių tinklų žinučių. Taip. Ja. Ne visada jie būna lengvi, bet jie tikrai būna atviresni. Geras. Nes dar vienas iš didelis kalnų arba buvimo kalnuose privalumas yra tai, kad ten yra labai sunku. Esi amžinai nedavalgęs, norėtum išgerti arbatos ar bet kokio gėrimo, kokius 4 kartus daugiau negu turėjo. Norėtum miegoti 2 paras ir norėtum, kad nereiktų tiek daug fizinių pastangų įdėti, judėti ir pasiekti tikslą toliau. Čia visos sąlygos būti piktam ir nelaimingam. Taip. Ir kai sudedi visas tas sąlygas į vieną kokteilį, suvoki, kad tuo momentu dar turėti tokį socialiai gerą arba malonų veidą, reikia dar pastangų, ar ne? Tai dėl to bendravimas jisai bus aštresnis, tiesesnis, vien dėl to, kad ir taip jau buvo sunku, tai dar dabar pyp. Dar dabar skirti 5 minutės gražiam socialiniam veidui, aš tiesiog neturiu jėgų, kaip ir dažnai žmonės to neturi. Bet šitai vietai, kai komandoj yra atvirumas, kai yra pasitikėjimas, tai priimi visą, gal tuo momentu priimti tą pip skirtą tau yra sunku, bet suvoki, kad taigi ir toliau aš su Ryčiu dar 2 savaitės būsiu kartu, tai aš negaliu dabar nueiti kažkokią saugią erdvę, kad nebematyčiau Ryčio, nes tiesiog tai neįmanoma. Taip, mūsų laikas pasakiškai greitai bėga. Mečy, ko galima išmokti kalnuose, norint tiesiog būti gerų komandos narių, norint tiesiog būti sekėjų, nepretenduojant į lyderius, bet tiesiog, kad aš gerai atlikčiau savo darbą, kad mes laimėtume. Kas čia svarbiausia? Ką norėtum akcentuoti? Pradėjau niuniuot galvoti, tai reiškia, kad neturiu aiškaus atsakymo. Arba neturiu vieno paruošto atsakymo. Tavo atvirumas irgi yra tam tikras gero komandos nario sekėjo, nes aš dabar šitą mūsų pokalbį pabandžiau tapti lyderiu, pasiūlydamas temą, o tu buvai nuoširdus sekėjas, eini tarsi iš paskos, niuniuoji, sakai, nežinau. Mano galva, vienas iš labai svarbių dalykų tai yra tas pats atvirumas. Atvirumas dalintis, ko nemoki, nes jeigu, pavyzdžiui, man kažkas kalnuose nesigauna, tarkim, gerai lipu akmeninę sieną, bet blogai lipu šalusiu kriokliu. Ir jeigu aš niekam apie tai nesidalinu, tai aš tampu silpnąja komandos grandim. Ar gali pasidalinti savo pačiu nepatogiausiu pasidalinimu
kalnuose, koks tau šauna į galvą, žinoma, jei tai ne pernelyg intymu mūsų eteriui? Ne, manau, kad labai dažnai, kai važiuojame į ekspediciją arba į kelionę, turim kokį, nebūtinai esu vienintelis ekspedicijos vadovas, tarkim. Turiu kolegą, kur žinau, kad jisai gali perimti dalį mano darbų, tai dalį kelionių keliavau kartu su bičiuliu Arūnu ir mes būdom su juo susitarę, kad jeigu kuris nors norim tą dieną laisvos dienos, tai reiškia, kad pailsėti nuo atsakomybės, ar ne? Tai mes sakydom, Arai, man šiandien day off. Ir aš tą dieną nepriimu jokių sprendimų, nesu atsakingas už komandą, nesu atsakingas už visus kitus dalykus, aš darau viską, ką man Aras sako. Ir tai būdavo pajautimas, kad man reikia tokios dienos, kad aš noriu turėti dieną, kur mano smegenys galėtų persikrauti, aš galėčiau pailsėti nuo atsakomybę, rūpesčių, užduočių ir visų kitų už to buvimo vadovo vaidmenyje. Aš paprašydavau Aro ir sakydavau labai gerai. Ir aš tą dieną mėgaudavosi to, kad man nieko nereikia spręsti. Man už nieką nereikia būti atsakingu. Man nereikia apie nieką galvoti, man tiesiog reikia vykdyti tai, ką Aras, kokias užduotis man davė. Ir man tai būdavo tokios labai nuostabios dienos. Ne? Ir vėl šitoj vietoj buvimas gerų komandos narių, tai atvirumas pasakyti, ko tau reikia, žinant, kad negausi pasmerkimo, negausi nepritarimo, negausi tau pasako, nemečiai palauk, taigi tu mūsų ekspedicijos vadovas, tu negali turėti laisvadienio, ar ne, čia yra dar 12 žmonių. Čia būtų, ir aš tada pasimdavau savo tą atsakomybę arba užduotį pasakyti komandai, kad žiūrėkit, šiandienai man yra day off, Arūnas bus šios dienos vadas, lyderis ir organizatorius ir prašau jūsų visų klausyti visko jo, nes čia yra tiesiog ta diena, kada man reikia poilsio, arba tai yra diena, kai man reikia išmokti naujų dalykų, kur aš neturiu pakankamos kompetencijos, pakankamų žinių ir būkit geri, duokit man tą dieną. Kai kuriems žmonėm komandai būna tas sunku, ar ne, nes jiems taiga palauk, čia kaip čia dabar bus, ar ne? Bet tai vėl duoda tą tokį jausmą, kad mes galim daryti klaidas. Nes mes galim mokytis tik tai iš klaidingos patirties. Iš geros patirties mes nesimokom. Mečiai, tu vos nežuvai kalnuose, nukritęs iš didelio aukščio. Tavo tas kvietimas atvirumo, jisai pagristas tokia tikrai brangia kaina, kurią tu sumoki. Bet kaip tos kilnius dalykus, kuriem tu kvieti, ar išvis galima išmokti neinant į kalnus, tiesiog dirbant kontoroje? Manau, kad galima. Kaip, jo. Žinai, reikia praktikuoti. Nes jeigu mes nebandom, mes jų neišmoksim. Ir aš patarčiau, kad bandykit dalykus, prieš kurias esat labai prieš. Kurie jum atrodo, kad čia tikrai ne man. Arba aš tikrai žinau, kad mūsų kolektyve, mūsų komandai, mūsų įmonei tas nepaeis, tas nesigaus. Žmonės yra netokie. Paskatinkit ir paprašykit jų bent jau sudalyvauti. Sudalyvauti nesmerkant, neatmetant, turint savo asmeninę patirtį, nes tik tai gavę savo asmeninę patirtį, mes galim suprasti, ar tai iš tikrųjų reikia, veikia ar neveikia. Bus ar nebus iš to nauda, vertė mūsų komandai, mūsų kolektyvui, mūsų įmoniai. Tarsi kasryt apsiplauti veidą šaltų vandeniu, ne dėl sveikatos, bet tiesiog mokantis priprasti prie diskomforto, kuris lydi visą gyvenimą. Nes visą gyvenimą vis kažkas nutinka. Beje, jau tai paminėjau, kad tu nukritai iš didelio aukščio kalnuose.
Ar gali pasidalinti tą istoriją ir ko tu išmokai apie sekėjystę ir lyderystę, jeigu pateiktum tą visą istoriją? Na, gal to istorijoje, kad kritinėse arba krizinėse situacijose, žinai, aš sakyčiau, kad žmogaus efektyvumas pasidaro labai didelis, kai mes neturim pasirinkimo. Aš to istorijoje, kadangi pradau sąmonę krisdamas, dalyvavau kaip, nežinau, mažiausiai dalyvaujantis. Maždaug, jeigu tai kristum iš 12 aukščio, iš kurio aukšto? Iš 10. Tu nukritai iš 10 aukšto. Jo, mes tryse leisdamės nuo viršūnės, leidamės susirišę ir pradėjom kristi. Tai aš krisdamas kritimo metu nurovė šalmą, susidaužiau galvą. Va tokį, kuris antram plane už tavęs. Taip. Va, ir pradau sąmonę. Vienas iš mūsų 3 sąmonės neprarado. Jo vardas Jonas. Ir aš iki šiol nežinau, kaip žmogus su sulaužytais šonkuliais ir sulaužusią koją sugebėjau išlipti 30 metrų į viršų, ten toj vietoj, kur buvo mobilus ryšys ir padaryti skambutį gelbėtojam. Ir pamenu jau keletą mėnesių po traumos, kai sutikau Joną, sakau, Jonai, aš tau dėkingas už tai, kad esu gyvas, nes jeigu tu nebūtum išlipęs ir nebūtum paskambinęs, tai mes dabar galbūt kalbėtum kitam pasauliu, kitoj realybėj, kitų būdu. Ir sakau, aš iki šiol nesuprantu, kaip su sulaužytai šonkuliais ir sulaužyta koja tu užlipai 30 metrų į viršų. Jonas sako, žinai, Mečiai, bet tu būtum tą patį padaręs. Ar ne? Ir čia va tas atsakymas, kad kritinėse situacijose, krizinėse situacijose mūsų efektyvumas jis pasidaro labai labai didelis. Galima sakyti, mes nepažįstam savęs, kokį turim potencialą tokiose situacijose. Aš manau, kad viena iš mūsų, žmonių, nežinau, bėdų ar apribojimų, kad mes iš esmės nepažįstam savęs. Ir akistatos su sudėtingomis situacijomis, ar jose būna lengva? Ne. Ar jose būna sunku? Taip, bet jos visada mums duoda daug vertės ir daug naudos ateičiai. Ir gal čia biškutį nutolsiu nuo temos, kai žmonės mane klausia, kokias ekspedicijas tu įsidėmėjai labiausiai arba kokios labiausiai įsirašė, mano atsakymas visada yra tas pats, kad tada, kai nepavyko įkopti. Dėl to, kad mano galva sėkmė mūsų nieko neišmoko. Nes aš tikrai turiu labai daug nuotraukų, asmenūkių ir bendrų komandos nuotraukų ant viršūnės, bet jeigu aš nežiūriu į datą, aš nežinau, kur aš esu. Tu kvieti mėgti susimauti. Jo, aš sakyčiau, gal aš kviečiu mėgti pasimokyti iš susimovimų. Nes mano galva refleksija po susimovimo ir tai, ką įmonė arba komanda ir tas pats žmogus gali pasimokyti, kad kitą kartą darytų kitaip, turi labai didelę vertę. O jeigu mums pasisekė, tai dažniausiai mes net ne visada žinom, kodėl mums pasisekė. Nes mes neskiriam laiko išanalizuoti, pavyzdžiui, aš bandau įsivaizduoti, ar ne, kad baigėsi krepšinio varžybos, ir pralaimėjusios komandos treneris arba žaidėjas sako, ten mūsų žaidėjai nepavyko padaryti tai, ką norėjo, centrui biškutį, ten dar kažkas, tai ne. Mes labai lengvai pasidalinam apie nesėkmes, bet niekad nesumatęs, kad treneris stotų ir pasakotų, kiek daug galėjom pasimokyti iš to, kad mes šiandieną laimėjom, ar ne, mes tik taip pasidžiaugiam laimėjimu. Ir mano patarimas būtų iš visų susimovimų judėkite erdvę, ką iš to aš pasimokiau. Kai manęs kartais klausia, sako, su kokiais alpinistais tu nenorėtum keliauti kalnus, aš sakau, su jaunais, ne amžiumi, bet patirtimi ir tais, kuriem labai sekasi. Vat aš dabar ir noriu, užbaigiant mūsų pokalbį, paklausti tavęs, ko tu pasimokei iš mūsų pokalbio, primindamas man
Samuel Beckett tokią frazę, su savo filosofija, kuris skamba: visada bandėjai, visada susimaudavai. Nesvarbu, bandyk vėl, susimauk geriau. Tai ko tu pasimokei iš šio pokalbio? Klausant tavo žodžius, aš prisiminiau Nyčės pareiškimą: stiprus yra ne tas, kurio negalima sulaužyti. Stiprus tas, kuris sulaužytas atsistoja. Ir Kaip Jonas. Kaip Jonas. Kaip dėl to, kad nesėkmės mūsų gyvenime yra gyvenimo dalis. Ir mokytis iš jų tam, kad būtumėm atsparesni, išmintingesni, kūrybiškesni, mes galim labai daug. Tai negaliu pasakyti, kad aš esu nesėkmių fanas, nes būti nesėkmių fanu reiškia, kad niekada nesisektų, bet mano galva jos yra būtinos, kad mes taptumėm geresnės savęs paties versiją. Nes mes kiekvienas tą galimybę turim, tą potencialą tikrai turim. Ir mūsų pokalbis, kurį mes turėjom, jis man primena apie tai, kad dėmesingiau reikia dalintis apie tai, kas nesigavo man arba kas nesigauna komandai, įmoniai, padaliniui, skyriui, ir ieškoti kartu ir susitarti, ką mes darysim kitaip, kad mums pavyktų. Ar jis nors kiek panašus į pokalbį kalnuose? Taip. Dėkoju. Ačiū, Tauryti. Ačiū, Mečy. Dėkoju, kad žiūrėjote. Tai buvo Mečislovas Mažonas, verslo konsultantas, ekspedicijų į kalnus organizatorius.